susitinkame. Tai sveiki visi dar kartelį. Šitas mūsų webinaras yra įrašomas tam, kad galėtume vėliau pasidalinti su tais, kurie jau nebetilpo į registraciją ir negalėjo gauti prisijungimo nuorodos. Tai įrašų tikrai pasidalinsime viešoje erdvėje. Ir taip pat, kaip matote, skaidrės bus tokios nelabai ryškios, tai skaidrės irgi atsiūsime kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui atskirai, kad galėtumėte dar kartą peržiūrėti. Bet skaidrės, kaip visada, yra labiau įkvėpimui, o ne turiniui, ar ne, tai neturėtų kilti kažkokių dėl to sudėtingumų. Taigi, šiandien susitinkam tokiam labai naujametiniam, labai metų pradžiai tinkamam pokalbiui apie svajones. Ir mes, mokytojai, jų turime tikrai labai daug. Tos svajonės yra neribotos, tačiau aiškiai suprantame, kad galimybės anaip tol labai dažnai mus apriboja. Tai kaipgi gyventi su tomis neribotomis svajonėmis, kai turime ribotus resursus ir kągi vis dėlto galime padaryti dėl savęs ir dėl kiekvieno vaiko. Pirmiausia, pasižiūrėkime, kokiagi ta realybė, kurioje mokytojas svajoja. Tai remiantis štai diagnostikos rezultatais vienos 7 klasės matematikos dalyko, mes matome, kad štai nėra dviejų vienodų moksleivių, kurie mokėtų dalyką taip pat, kurie suprastų temą vienodai, kurie būtų pasiruošę vienodai dalyvauti pamokoje, priimti naują informaciją ir dirbti, įgūdžius labai skirtingus turime. Tai mūsų realybė, tokia, sakyčiau, provokuojanti mintis. Klasėje iki 30 moksleivių, klasėje bent 10% mokinių su specialiaisiais ugdymo poreikiais. Per 45 minutės mokytojui reikia iškelti ir pristatyti pamokos tikslą, išdėstyti naują medžiagą taip, kad visi vaikai tai suprastų. Nes geras mokytojas yra tas, kuris paaiškina tinkamai, taip? Duoti spręsti uždavinių, teikti grįžtamąjį ryšį, reflektuoti, užtikrinti, kad kiekvienas moksleivis padarytų akademinę pažangą, užtikrinti, kad kiekvienas moksleivis, aš tai parašiau, patobulino kitas kompetencijas, bet iš esmės tai yra kalbama apie bendrasias kompetencijas, kad mokinys ne tik mokėsi dalyko, bet ir mokėsi kaip mokytis, mokėsi komunikuoti, labiau pažino save kaip besimokantį, save kaip valstybės pilietį ir taip toliau ir panašiai. Ir tam mes turime štai tokias sąlygas. Ir jeigu realybė atrodo taip, tai apie kągi svajoja mokytojai? Ir vis dėlto jau per virš 10 metų sukauptą bendradarbiavimo su mokytojais patirtį, labai aišku, kad mokytojai svajoja apie labai tos pačius dalykus. Vienas iš tų dalykų ir yra asmeninis laikas kiekvienam moksleiviui. Mokytojai ir sako, aš galėčiau padėti, jeigu galėčiau padėti kiekvienam iš jų. Aš žinau, kaip jam padėti, aš žinau, ką pasakyti, aš žinau, kaip vaiką palydėti per procesus. Ir iš šio taško, yra labai aišku, kad tokiomis sąlygomis, kokiomis dirbame šiandieną, tai nėra įmanoma. Todėl mokytojai iš tikrųjų atsigauna, kai jie ima korepetitoriauti. Taip? Kitas noras, kita svajonė yra papildomas laikas tiems, kurie nespėja klasėje. Kad tie vaikai, kurie nespėja bendrai mokytis, ar ne, kad jiems skirti papildomą laiko, galėtumėm skirti papildomo laiko ir galėtumėm tais mokiniais, užpildyti tas žinių ar gebėjimų ar įgūdžių spragas, kurias vaikai turi. Bet iš esmės, jeigu pažiūrėtumėm, tai yra ta pati pirmoji svajonė. Tai yra svajonė, asmeninis laikas kiekvienam moksleiviui. Prasmingos, papildomos užduotis tiems, kurie mokosi greičiau. Ir iš tikrųjų mokytojai, kuriems rūpi, tikrai išgyvena, kad moksleiviai, kurie gabūs, kurie norėtų mokytis daugiau ir greičiau, dažnai yra tiesiog duodama jam tų pačių užduočių daugiau, kas ilgainiui iš esmės laikui bėgant nuvilia tiek pedagogą, tiek patį moksleivį. Kita svajonė mokytojo yra laikas po darbo skirtas gyvenimui, o ne kontrolinių darbų taisymui, pasirašymui pamokom ir kitiem dalykam. Toks labai didelis, labai gražus noras, labai suprantamas,
nes tie žmonės, kurie nuoširdžiai dirba pedagoginį darbą, supranta, kad tai yra tiesiog duotybė, tai yra neįmanoma. Ir tai ne apie tik apie Lietuvą. Kitų valstybių mokyklas aplankiusi girdžiu vėl tą patį ir tą patį apie tai, kad mokytojo darbas nesibaigia, kai pasibaigia darbo valandos. Na, bet juk svajoti niekas nedraudžia. Įsitraukia mokiniai. Mokiniai, kurie pamokoje dirba, kurie pamokoje paima tai, ką tu jam nori duoti, kurie pamokoje siekia daugiau, užduoda klausimus ir panašiai. Tai iš tikrųjų kiekvieno mokytojo svajonė yra įsitraukę mokiniai, ne veltui, nes norisi matyti tas degančias akis, norisi suprasti, kad dirbi darbą, kurio kažkam reikia. Vertinama kiekvieno mokinio aukštis, o ne egzaminų rezultatai. Tai čia labiau svajonės tų mokytojų, kurie dirba valstybinėse mokyklose, kurie dirba mažose mokyklose, kurie dirba atokesnėse vietovėse. Taip, tai svajonės yra, kad mūsų darbas būtų matuojamas kiekvieno moksleivio pažanga, o ne bendrai valstybės mastu išlaikytais egzaminų rezultatais. Tačiau kitas noras yra, kad vaikai gerai išlaikytų egzaminus. Taip? Tai kad iš vienos pusės, kad nematuotumėm, iš kitos pusės, kad vis dėlto tie egzaminų rezultatai džiugintų. Na ir toks paskutinis, kurį išskirčiau, būtų pagarba mokytojų klasėje. Tai su to susiję irgi kompleksinė problema. Mokytojai svajoja ne tiek apie pagarbą, turbūt kiek apie ryšį patį. Ne? Mokytojai svajoja, kad aš ateinu, aš esu priimtas, aš duodu užduotis, tos užduotis yra atliekamos, kad tai yra prasminga veikla. Tai jeigu tokios yra svajonės, kokie yra resursai skirti toms svajonėms įgyvendinti. Ir resursus šiaip mokytojas turi tik tai daug. Tai yra savo laiką ir savo energiją. Ir kaip matome, šitie resursai yra vienas kitą papildantis. Jeigu mokytojas turi labai daug laiko, tai jis gali skirti mažiau energijos moksleivių poreikiams atliepti, atkreipti dėmesį į norus, pasiūlymus, idėjas ir panašiai. Ne? Nes jis turi daug laiko, galiu ir čia, galiu ir tą temą nukreipu į šoną, gerai, seku paskui temą, vaikams tas įdomu, gerai, galiu eiti į kitą pusę. Tai paprastai bendrojo lavinimo mokyklose to nėra daug. Mokytojai turi programas, stengiasi jas kuo geriau išpildyti, tai čia labiau yra neformaliojo ugdymo mokytojų prerogatyva sekti paskui mokinio interesą, atliepti jo asmeninį poreikį. Ir kita vertus, ar ne, jeigu turime mažai laiko, jeigu aš turiu 45 minutės, turiu išmokyti, kad skirti dalyvio nuo pusdalyvio, tai vadinasi, iš manęs tai pareikalaus labai daug energijos. Tai pasiims mano intensyvumą, nes man reikia motyvuoti, man reikia laikyti klasės dėmesį, man reikia kontroliuoti tuos mokinius, kurie mėgina išblaškyti likusią klasę ir panašiai. Tai energijos yra atiduodama labai daug, arba aš turiu labai daug laikos ir energijos skirti planavimui, kai yra sugalvoti tokį metodą, o po to tokį metodą, o jeigu šitas metodas netiks ar ne, moksleiviai jo nepaims, tai tuomet turėti planą B, planą C ir taip toliau. Ir labai dažnai, jeigu vienoje pusėje yra kažko labai daug, o kitoje pusėje yra mažai, tai bet kokiu atveju galiausiai laikas ir energija yra resursas, kuris išeikvojamas. Arba aš drįsiu pasakyti, mes jį išeikvojame, mes išsieikvojame. Ir tuomet iš mūsų didelės meilės vaikams, iš mūsų didelio užsidegimo, iš mūsų didelio degimo lieka tokia pelenų formos, širdelės formos pelenų krūvelė. Nes jau kai pedagogas sudega, iš esmės keletas dalykų, arba jis iš esmės atsitraukia, ar ne, net nebėra pedagogų, kai dažnai keičia veiklos kryptį, išeina į kitas sritis, arba atsiduria medikų rankose, arba tiesiog supranta, kad nebeturi motyvacijos niekam, nebeskiria laiko tokiom pamokom, kuriom kažkada skiria laiko, ir tiesiog iš inercijos eina vadovėlio 5 puslapis, 6 pratimas. Tai nuo ko pradėti? Ką daryti, jeigu norime, kad šita situacija pasikeistų? Ką daryti, jeigu norime, kad tos gražios svajonės su tais realiais resursais, kuriuos mes turime, kurie yra baigtiniai, kuriem reikia laiko atstatyti?
ką galėtumėm padaryti? Kokius konkrečius žingsnius? Pirmiausia, bus suvokimas. Ką mes turim suvokti? Mes turime suvokti, pirmas dalykas, kad dirbdami su visais vienu metu, negalime dirbti su kiekvienu atskirai. Ir turime nustoti tai žadėti, nustoti tai sakyti, jeigu dirbame su visais vaikais. Ir čia labai dažnai mokyklų pavadinime mes skiriame dėmesį kiekvienam vaikui. Ir tada klausimas, kaip? Kaip jūs skiriate? Jeigu jūs turite klasėje 30 vaikų, jeigu turite 45 minučių pamoką, tai net matematiškai tai yra vos daugiau nei 1 minutė dėmesio kiekvienam vaikui. Ką galima duoti? Ne, jeigu aš tą dėmesį kažkiek dalinu visiems, tai likusi laiką, nežinau, 15 sekundžių individualaus dėmesio. Tai tiek ir yra, gal ir yra įmanoma. Tai turime nustoti to iš savęs reikalauti ir turime nustoti tą žadėti. Jeigu vis dėlto priimame, kad realybė yra tokia. Suvokti taip pat reikia, kad vienoje klasėje yra bent 4 skirtingų klasių mokiniai. Tai reiškia, kad jeigu aš dėstau lietuvių kalbą 7-okams, čia sėdi ir 3-oko žinių lygis, čia sėdi ir 9-oko žinių lygis, čia sėdi ir vaikas, kuris skaito Kamiu, ir čia sėdi klasėje moksleivis, kuris praktiškai beveik iš vis nėra skaitęs nieko, ar ne? Ir tą mes jaučiame, pajautos lygmuo taip ir yra, kad vaikai negali mokytis visi vienu metu ir negali mokytis kartu. Suvokti, kad laikas yra dydis. Čia vis dar į suvokimo temą. Ir jį galima matyti kaip fragmentuotą, reiškia per 45 minutės aš turiu išeiti tokią ir tokią temą, aš turiu išmokyti tokių ir tokių gebėjimų, aš turiu pagilinti tokias ir tokias kompetencijas. Arba galima laiką matyti kaip vientisą. Tai reiškia 131 astronominė valanda per metus, jeigu aš turiu 5 savaitinės pamokas. Jeigu aš pradedu matyti 131 valandą, faktas, kad mano strategijos pradeda keistis. Faktas, kad aš pradedu galvoti per 131 valandą tikrai vaikui įmanoma kažko išmokyti. Tačiau metai iš metų mes mokome tų pačių dalykų ir brandos egzaminai demonstruoja, kad mums labai nedaug pavyksta juos išmokyti, ar ne? Galima matyti tai kaip 175 pamokos per metus. Tai per 175 pamokas, ką aš galiu išmokyti moksleivių? Ne? Aš galiu matyti tai kaip 787,5 valandos pagrindinėje pakopoje nuo 5 iki 10 klasės. Ir jeigu aš pradedu matyti laiką kaip vientisą ir pradedu planuoti tam vientisam laikui ir po to tiesiog grįžti gabaliukai žemyn, tada atsiranda daugiau vidinės ir išorinės erdvės pedagoginiam manevravimui. Ir paskutinis dalykas, ką labai svarbu suvokti, ką mes labai dažnai praleidžiame pro pirštus ir vis dėlto suprantam, bet nesuvokiam, ar ne? Mes tikrai galime tai kaip pedagogai vardinti, bet labai retai mes tą pasakome garsiai į išorę. Tai yra, kad mokiniai patiriantys sunkumų, ir aš čia nekalbu apie specialių ugdymosi poreikių mokinius, aš kalbu apskritai apie mokinius, kurie nepasiekia rezultatų, kurios potencialiai galėtų pasiekti. Neturi bazinių kompetencijų. Labai dažnai vaikas ne fizikos nemoka, o skaityti sąlygos nemoka. Labai dažnai vaikas ne istorijos nemoka, o negali parašyti esė. Ar negali atlikti rašto darbo, nes jam trūksta rašymo įgūdžių. Tai skaitimo, rašymo, aritmetinio, dalykinio raštingumo, bazinės žinios, jų trūksta. Aš nekalbu apie žinoti, kas yra azimutas, bet žinoti, kas yra ekvatoriaus linija, jau yra visiškai kitas žinojimas. Tai yra jau bazinės žinios, kurių nėra. Ir mes apsimetam ir gyvenam iliuzijoje, kad vaikai tas žinias turi turėti, nors jų ir neturi, ir tada savo tolimesnį žinojimą statome ant tų duobių ir tada savame suprantama, visas žinojimas, kurį mes duodame vaikam, sminga žemyn. Taigi, kokių veiksmų gali imtis mokytojas, kad pajudėtumėm iš tose ribotose resursuose, pajudėtumėm iš taško svajonę į tašką realybę. Pirmas momentas yra identifikuoti. Diagnostika nuojautas paverčia duomenimis. Mes kaip mokytojai esame neįgalūs apginti savo pozicijos
jeigu mes neturime kuo remtis. Yra labai sunku paaiškinti mamai, kodėl vaikas prieš tai turėjo mokykloje 8, o dabar turi 4, jeigu 9 klasėje, tarkim, ar ne, perėjus į gimnaziją, jeigu aš neturiu konkrečių duomenų, kad galėčiau pademonstruoti, jog štai diagnostika parodo šitą temą tuščia, šita tema tuščia, šita tema tuščia, šita tema šiek tiek žino. Ne? Todėl, kad pažymys yra apgaulingas vertinimo matas. Pažymys yra momentinis, subjektyvus vertinimo matas. Ir tai nereiškia, kad prieš tai buvusi mokytoja kažką čia blogai padarė. Ne. Tuo metu, kai ką tik išaiškino temą, kai viskas ant bangos dar vakare atsisėdo, gerai perskaitė, nuėjo kontrolinį, atsiskaitė po kontrolinio, smegenys visą tai ir išmetė. Reiškia, net jeigu moksleivis tuo metu turėjo tas konkrečias žinias ir gavo tą konkretų pažymį, jisai neturi mokymosi įgūdžių, jisai neturi gebėjimų kaupti informaciją, apdoroti informaciją, dirbti su informacija taip, kad jinai liktų ilgesniam laikui. Tai o mes puikiai tą jaučiame, tačiau kol mes negalime to pademonstruoti ant popieriaus, parodyti konkrečiais pavyzdžiais, tol mes liekame labai pažeidžiami ir galime tik svajoti apie tai, kad kažkas pamatytų situaciją mūsų akimis. Tai duomenys, diagnostika nuojautas paverčia duomenimis. Antras žingsnis – kurti atvirą kontaktą. Ir čia yra drąsos reikalaujantis žingsnis. Ar laiko reikalaujantis? Manau, kad irgi taip, priklauso nuo to, kokį formatą pasirinksit, bet diagnostikos rezultatais būtina pasidalinti su mokinio tėvais arba globėjais. Ir daug mokyklų šito žingsnio nežengia ir aš tikrai suprantu, kodėl. Todėl, kad tėvų reakcijos paprastai būna labai kritiškos, tėvų reakcijos paprastai būna tai, ką jūs norite pasakyti, kad mano vaikas iki šiol nieko nesimokė, bet jisai mokėsi, bet ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tačiau jeigu jūs šitą realybę nuslepiate, tėvai ir toliau puoselėja neadekvačius lūkesčius savo vaiko atžvilgiu. Jeigu tėvai gauna iš mokyklos skambutį tik tada, kai viskas yra blogai, o negauna reguliaraus kažkokio grįžtamojo ryšio, tuo metu vaikas yra čia, o dabar jis yra čia, o dabar jis yra čia, o dabar jisai čia ir juda va taip kokybiškai vienu ar kitu tempu ar trajektorija, tai tėvai iš esmės gana priešiškai būna nusiteikę tiek pedagogo, tiek mokyklos atžvilgiu. Trečias žingsnis – priimti sprendimą. Tai yra adekvatus, realus lūkestis adekvačiam realiam rezultatui. Ir jeigu mes šitoje vietoje nebendradarbiaujame su šeima, labai dažnai tas lūkestis lieka neadekvatus kažkuriam taške. Reiškia, atrodo, kad mokytoja tyčia užsisėdo mano vaiką, mokytoja tyčia tam vaikui rašo blogesnius pažymius. Vaikai šitoje vietoje yra pastatyti į tokią poziciją, iš kurios jie tiesiog neatsispiria pagundai manipuliuoti. Tai jie mokykloje verkia, kaip tėvai juos nubaus, jeigu jie negaus ten gero pažymio, ar ne, mokytojui, o namuose aiškina, kaip mokytoja užsisėdo ir kaip mokytoja tyčia nerašo gerų pažymių. Tai jie situacija tą pasuka į tą pusę, priklauso nuo to, su kuo jie kalba. Dėl to bendras sprendimas padeda išvengti, tas skaidrus kontaktas ir padeda išvengti visų šių nesusipratimų. Kas yra adekvatus realūs rezultatai? Tai pirmiausia, tas suvokimas, kad kiekvienas vaikas yra individualus. Šiandieną mūsų visuomeniai dar labai gajus įsitikinimas, kad visi turi keliauti į aukštąją mokyklą ir ten mokytis. Ne. Bet tai nereiškia, kad moksleivis, kuris keliauja mokytis profesijos, ar kuris pasirenka apskritai pabaigti mokyklą ir eiti kažkokiu kitu keliu, nesvarbu ar verslininko, ar dvasininko, tačiau šitoje vietoje vis viena yra kažkoks apčiuopiamas rezultatas, iki kurio moksleivis gali ateiti. Tai reiškia, kad jeigu mes suvokiame, kad vaikui reikėtų, kad tęstų toliau savo gyvenimo kelią, užtenka 4 iš lietuvių kalbos 10 klasėje, ar nežinau, tik minimaliais balais išlaikyto brandos egzamino ir atestato, tai mes ir turėtumėm planuoti pagal tokią strategiją, tokiam veiksmui, o ne
planuoti maksimumui ir žiūrėti, kad gausis. Todėl, kad kai mes planuojame maksimumui, imame programą visą, einame ją visą su visais vaikais, vaikas nuolat patiria nesėkmę. Jis visą laiką bendrame kontekste yra kažkur žemiau, ar ne? Tas vaikas, kuris nekeliauja kartu su mumis, o su mumis keliauja labai nedaug vaikų. Apklausus mokytojus, apie 10% moksleivių iš tikrųjų mokosi taip, kaip mes norime ir daug, ko mes norime ir tokiu intensyvumu. Tai jeigu nustatome adekvatų rezultatą, aš 7, aš 6, aš 5, aš 10, ar ne, tai visi šitie rezultatai staiga tampa validus, tinkami, visi šitie rezultatai tampa tokie, kurių verta siekti. Ir tada yra skirtingos apimties turinys, ką tu mokaisi, skirtingas gylis, kuriuo tu mokaisi. Bet kokiu atveju tu pasieki savo tikslą ir tu nukeliauji iki to rezultato kaip moksleivis, kurio tu sieki ir nori. Ketvirtas, neturėtų jūsų nustebinti punktas, konkretus veiksmas, tai yra planuoti laiką. Atsipalaiduoti nuo 45 minučių ir susiplanuoti 131 valandą. Nes jeigu aš kaip lituanistė suplanuoju 131 valandą ir aš turiu moksleivį su skirtingom istorijom, kiekvieną moksleivį, ar ne, aš galiu kiekvienai istorijai sukurti 131 prasmingą valandą. Taip? Tai jeigu aš turiu moksleivį, kuris 9-okas, tačiau labai prastai skaito, aš galiu iš 131 valandos iš tikrųjų iš programos iškirpti tas 40 valandų, per kurias jis sistemingai skaitys, taikys skaitimo strategijas, taikys skaitimo metodikas ir taps geresniu skaitytoju. Ir tik po to, kai taps geresniu skaitytoju, jisai galės mokytis kitus 9-okui reikalingas temas ir gilinti įgūdžius ir panašiai. Jeigu aš turiu 131 valandą moksleivį, kuris yra aukštų mokymosi gebėjimų, aš tikrai suprantu, kad jisai visą 9 klasės turinį, visas temas, visus kūrinius perskaitys ir įsisavins per pusę laiko. Vadinasi, aš galiu likusį laiką jam duoti įdomesnės papildomos literatūros, parekomenduoti dar kažkokiu, pagilinti žinias kažkokiose konkrečiose temose, ruošti jį olimpiadom, ruošti jį konkursams, skatinti jo kūrybinį rašymą ir panašius dalykus. Tai jeigu mes pradėtume vertinti savo laiką, nes tai yra labai brangu, ką mes turime. Laikas, kurį mes skiriame mokyklai, jis yra labai brangus. Laikas, kurį skiriame vaikams, irgi yra labai brangus. Tai jeigu mes tą laiką kryptingai dovanojame moksleiviui, tai tada tas laikas ir yra vertinamas. Tai nereiškia, kad dingsta 45 minutės, bet tos 45 minutės atsiranda iš ilgo laiko perspektyvos, o ne iš dabar 45 minutės apie tai, dabar 45 minutės apie tai, dabar 45 minutės apie tai. Nefragmentuotas, o vientisas naratyvas. Aš puikiai žinau, kuriame taške aš esu kaip moksleivis ir į kurį tašką judu. Paskutinis – pakeisti požiūrį. Pakeisti požiūrį tai yra mokytis dalyko kontekste, o ne dalyko mokėjimo mokytis kontekste. Ką aš turiu omeny? Kad mes kaip pedagogai iš esmės ruošiame vaiką gyvenimui. Ir jeigu mes ruošiame vaiką gyvenimui, mes negalime jo gyvenimui paruošti, tuščioje erdvėje, tuščioje sporto salėje ir sakom, štai mes tave ruošiam gyvenimui. Faktas, kad tam, kad vaikas į gyvenimą išeitų tvirtų žingsnių ir tiesių stuburų, mes turime savo dalyką. Tai per matematiką ruošiam gyvenime, per lietuvių kalbą ruošiam gyvenimui, per technologijas ruošiam gyvenimui. Per visus šitos dalykus bendrai sudėjus mes ruošiame vaiką gyvenimui. Bet ar patys savo įsivardiname, ką reiškia paruošti gyvenimui? Paruošti gyvenimui tai yra paskaityti darbo skelbimus ir pažiūrėti, ko reikalauja. Komunikacinių gebėjimų, pasitikėjimo savimi, iniciatyvumo, gebėjimo išbūti sunkiose situacijose, gebėjimo vesti komandą, gebėjimo laiku atlikti užduotis. Tai yra tai, ko reikalauja gyvenimas. Tai imkime tai ir uždėkime ant savo dalyko. Tai jeigu aš esu lietuvių kalbos mokytoja, tai aš per rašinių rašymą mokau pabaigti užduotis sunkės iki galo. Per viešo kalbėjimo dirbtuves mokau išsakyti savo mintis argumentuotai. Per knygų skaitimą mokau teksto suvokimo. Nesvarbu, kokio, grožinio ar negrožinio, nes to reikės visada ir kiekvienam žmogui. Tai mūsų dalykai yra turtingi.
Mūsų dalykai yra pilni galimybių, bet mes labai dažnai patys juos susiaurinam, užsidėdami, tokią nusivertiname save, aš tik tokio ir tokio dalyko mokytojas, aš tik geografijos mokytojas, ką čia tie vaikai į Turkiją tik nuvažiuos, iš Turkijos grįš, niekam čia tos geografijos nereikia. Bet jeigu pažiūrėtumėm algoritmus, kuriuos reikia pritaikyti, ar ne, ir išmokti ilgus sąrašus geografinių objektų, ar ne, kokius metodus mes galime juos įgalinti naudoti, tai reikia atsiminti didelį klodą informacijos, kuri tau, dar nėra asmeniškai aktuali. Štai čia jau yra ruošiame gyvenimui. Kaip tai atrodo realiai? Kaip atrodo individualizuoto mokymosi algoritmas? Kaip iš tikrųjų galime pradėti sukti tą ratą paprastoje klasėje su eiliniais vaikais, mokytojui, kuris nebenori švaistyti savo energijos, negaudamas to rezultato, dėl kurio jis tą energiją atiduoda. Tai pirmas dalykas – diagnostika. Diagnostika, kokia vertybė už to slypi? Vertybė už to slypi gyventi tiesoje. Koks tikslas? Tikslas sužinoti, kur realiai yra kiekvienas vaikas. Ne? Realiai, ne iš ten, o iš realybės. Ar ne? Ir metodas. Metodas yra labai paprastas. Mes pasižiūrime į tų metų ugdymo turinį ir pasižiūrėję į tų metų ugdymo turinį, matome, kokias temas moksleivis turi per metus išmokti iš bendrųjų ugdymo programų. Tada iš kiekvienos temos sugalvojame po užduotį. Ir vėl, užduotis ne pasakyk, kas yra dalyvis, ar pasakyk, kas yra daiktavardis, o užduotis yra arba atpažinti, arba morfologiškai kaityti, arba pademonstruoti, kad žinai. Pavyzdžiui, yra surašyti iš istorijos pagal programą įvykiai, kuriuos moksleivis turi mokėti, ir jie yra tik surašyti, ir jie paprašo užduotis, pavyzdžiui, sudėlioti chronologinę tvarką. Ne? Tai jeigu mes po vieną užduotį sudėliojame iš visos metų programos, mes turime labai gerą identifikatorių, ką vaikas moka, o ko vaikas nemoka. Ir prasminga diagnostiką atlikti tiek už praėjusių metų kursą metų pradžioje, tiek už šių metų kursą metų pabaigoje. Yra mokytojai, kurie tai daro ir per vidurį pasitikrinimui, tačiau čia jau yra, toks ekstra, taip, čia yra papildomas dalykas, kuris yra vertingas, jeigu norite, iš tikrųjų, keliauti iki pat galo. Kitas žingsnis yra sudaryti kiekvienam moksleiviui asmeninį mokymosi planą. Aš net įsivaizduoju, kaip jūs dabar užgniaužiate kvapą ir sakote, iš kur rasti tiek laiko. Tai jeigu mes pažiūrėtumėm į šitą mokymo modelį, mes suprastumėm, kad jame nėra labai svarbiaus dalies. Nėra šitame modelyje dalies, kuri yra ruošimasis pamokom. Nėra šitame modelyje dalies, kuri yra naujų metodų taikymas. Nėra šito modelio dalies kontrolinių darbų taisymas. Taip? Tai kadangi šitas visas laikas yra atpalaiduojamas ir tai yra vienkartinis toksai darbas, kuris užima laiko, taip, bet kai jį atlieki, belieka tik palaikyti. Tai yra asmeninio mokymosi plano moksleivių sudarimas. Metas, ne? Vertybė, energija naudojama tikslingai. Tai yra nešvaistoma energija. Mano energija nešvaistoma ir tavo moksleivių energija irgi yra nešvaistoma. Tikslas kiekvienam mokiniui duoti jam pasiekimą rezultatą. Ne? Vadinasi, tikslai gali labai skirtis. Ar ne? Štai šitą kūrinių reikia perskaityti, tu nori gauti tik tai 5, skeliam per pusę. Ir vadinasi, skaitysi daug mažiau, bet taip pat gerai ir intensyviai. Ar ne? Arba gal skaitysi visus, tačiau juose tau nereikės ieškoti metaforų, metonimijų, meninės raiškos priemonių ir kitų dalykų. Ten reikės suprasti, kas įvyko, kur įvyko, kada įvyko, kokie buvo veikėjai, koks pagrindinis buvo veiksmas ir ko moko. Ne? Pagrindinis įvykis ir ko moko šitą istoriją. Tai čia ir yra esmė, kad kiekvienas moksleivis sako, aš noriu, mes sutarėm su tėvais, kad man yra 5 yra mano rezultatas ir tada mokytojas iš tą 5 konvertuoja į konkrečias temas, į konkrečias mokėjimo apimtis ar konkretų mokėjimo gylį. Metodas. Tai norimas rezultatas, norima apimtis darbų yra padalinama iš likusio mėnesių ar savaičių skaičiaus. Tai jeigu jūs pradėjote rugsėjį, jūs turėsite
37 mokymosi savaitės, jeigu pradėjote, dabar, tai liko 22 mokymosi savaitės iki metų galo. Tai tam laikui yra dalinama to, ko tu nežinai ir ką turėtum žinoti, ir sudaromas moksleivių asmeninis planas mokytis. Ar lieka pamokos, kur dingsta mūsų mėgstamas paaiškinimas vaikui, kaip mokytis ir ką daryti? Ir iš tikrųjų niekur nedingsta, tačiau truputį sumažėja ir pasitraukia. Grupinės konsultacijos arba įvadinės pamokos. Ir jos yra tik tai tiem, kam tai aktualu. Kai sudarome planus visiems moksleiviams toje klasėje, o gal net ir toje mokykloje, priklausomai nuo to, kiek inovatoriška yra bendruomenė, tada aiškiai matysime, kad šitai grupiai moksleivių šita tema persidengia. Tai jeigu šita tema persidengia, yra labai prasminga jos kartu ir pasimokyti. Ir 2 metodai. Vienas metodas yra įvadinė pamoka, tai čia vėl paskaita, dirbtuvės, seminaras, kaip metodas gali būti bet kas, ar ne? Net tas pats frontalus mokymas yra niekas kitas kaip paskaita. Arba ir tada tie moksleiviai tik tai ir susirenka, tai ir tai vėl laikė tai tampa neapibriešta. Gal man užtenka 5 minučių, kad aš paaiškinčiau šitą temą ir tai vaikas galės pradės jau kokybiškai judėti toliau, savarankiškai, ar yra daug klausimų ir aš galiu skirti daugiau laiko, ar ne? Man nebūtina 45 minutės. 45 minutės, kitą užsiėmimą tęsime toliau, nes matau, kad jums kyla daug klausimų ir daug iššūkių, mokant iš šios konkrečios temos. Tai vertybė, ta pati energija naudojama tikslingai. Tai reiškia, aš neaiškinu visai klasiai, iš kuri supranta tik tai 10-15% supranta tai, ką aš sakau. Aš aiškinu tik tai tiem, kurie tą dalyką dabar mokosi ir tik tai tai grupeliai, kuriai tai yra aktualu, nes greičiausiai kitiems tai ir nebus aktualu. Tikslas yra padėti mokiniams greičiau pasiekti norimo rezultato. Metodai, kaip jau minėjau, seminaras, paskaita, dirbtuvės. 4. elementas šitame algoritme yra individualios konsultacijos. Individualios konsultacijos, tai yra, mes tą pažįstam ir žinom, kad tai yra labai efektyvu. Ir mes tą žinom iš mūsų korepetitoriavimo patirčių. Nesvarbu, darote tai oficialiai ar neoficialiai, vis viena anksčiau ar vėliau kiekvienas mokytojas susiduria su šita patirtim ir labai gerai žino vertę, ką reiškia atsisėsti viens ant vieno ir padirbėti. O dabar, kai viens ant vieno ir dar su motyvuotu vaiku. Tai iš vis, ar ne, kita istorija. Vertybė ir vėl energija naudojama tikslingai. Tikslas padėti mokiniui greičiau pasiekti norimo rezultato. Ir metodai tai būtų korepetitoriavimas, atsiskaitimo priėmimas, tai reiškia moksleiviai ateina atsiskaityti, konsultacija, moksleiviam kyla klausimas individualiai dirbant su medžiaga pagal savo asmeninį planą, ar ne? Ir arba refleksija. Taip, mes reflektuojame procesą, na štai, tam, kad perskaitytum Doriano Grėjaus portretą ir atsakytum į 10 teksto suvokimo klausimų, tau užtruko 16 valandų. Kokiais būdais tu dirbai? Kokiais būdais tu mokeisi? Ką galima padaryti efektyviau, ar ne? Savaime suprantama, kad šitoje vietoje mokytojui teks įvaldyti naujus įrankius arba suvokti, kokius įrankius jis jau valdo. Nes daug mokytojų turi tikrai puikias pasiteisinusias strategijas. Tiek darbui su medžiaga, tiek informacijos rūšiavimui, tiek tekstų suvokimui, tiek uždavinių sprendimų algoritmai ir taip toliau. Tačiau mes retai jas įvardiname kaip strategijas. Mes tiesiog sakom, eik spręsti, eik skaityti, padaryk bandymą, ar ne? Tai šitoje vietoje mes galime labai tikslingai suvokti, ko tam vaikui trūksta, ko jam reikia ir pasiūlyti savo žinias, kad galėtų moksleivis kokybiškai judėti tolyn. Tai nėra tik svajonė. Taip individualizuotų būdu, ar ne, kai mokytojas investuoja laiko vaikų asmeniniam planam sukurti, o po to visus likusius metus tik tai čia ir čia surenka grupelę vaikų, pakonsultuoja arba dirba su kiekvienu vaiku individualiai. Laikas yra tas pats. Aš sėdžiu tas pačias 45 minutės pamokoje, tačiau moksleiviai dirba skirtingas, jiems aktualias užduotis ir kai kažko nežino, ateina konsultuoti su manim, ar ne?
Tai yra jau 4 mokyklos Lietuvoje, dirba pagal individualizuoto ugdymo modelį 4 metus. Yra sunku pradėti, bet kaip sako ugdymo vadovė iš Tėkmės mokyklos, ar ne, užteko 1 metų, kad iš savo pačių patirties galėtume pasakyti, kad tai veikia. Tačiau tuos 1 metus tikrai reikėjo ryžto nueiti procesą iki galo. Pedagogikoje mes esame žmonės ir dirbame su žmonėmis, o mūsų dalykas, kuriame dirbame, nėra pačiupinėjimas ir apčiuopiamas. Tai irgi yra mintis, žinios, gebėjimai, įgūdžiai. Ta viena vertus yra ir netaip paprasta pamatuoti, bet kita vertus tai yra labai tanku, ar ne? Kai aš sakau tanku, aš turiu omeny, kad žmogus suprastų kitą žmogų. Ir tai yra pakankamai sudėtinga. Kiekvienas žmogus yra tarsi atskira planeta su savo ekosistema, su savo pasauliu. Ir mokykloje mes susirenkam, sėdi 30 tokių ekosistemų, dar viena ekosistema yra mokytoja, mes dar turime dalyką, kuris kažkokiu būdu vaikšto tarp visų šitų pasaulių. Tad neurotakeliai, mūsų įpročiai jau yra susiformavę ir jie yra jau išminti, jie jau yra, nors ir visiškai neveiksmingi, jie yra labai patogūs. Tai perminti tuos takelius iš naujo, grąžinti atsakomybę moksleiviui, pasilikti ugdymo ir meistrystės atsakomybę savo, rezultatą atiduoti vaikui ten, kuris ir priklauso, tačiau planavimą ir palydėjimą pasiimti savo ten, kur mums priklauso. Tai yra naujų neurotakelių minimas, tai yra pasiryžimas eiti kitų kelių. Tai yra pasiryžimas iš naujo peržiūrėti tai, kaip dirbame ir vardan ko, o vardan to, kad esame pervargę švaistyti energiją ten, kur jinai neduoda rezultato. Skulsi, tai yra inovatorių bendruomenė, kuri su šiuo modeliu jį patys išgrynino, patys šitą modelį taiko, neša į mokyklas ir tai nėra keli žmonės, tai yra daug mokyklų, tai yra daug žmonių. Ir jeigu pasižiūrėtumėm, tai viena internetinė platforma, jinai tiesiog labai palengvina patį procesą. Ne? Visas tas procesas, kurį dabar pristačiau, įmanomas ir be Skulsi. Visiškai. Tiesiog reikia atsisėsti ir žengti štai šituos žingsnius. Ir nesvarbu, jūs nurodysite vaikui eiti į vadovėlį paskaityti, ar prisijungti prie Skulsi platformos, ar jūs turėsite Excelį vaikų rezultatam stebėti, ar jūs turėsite dienyną vaikų rezultatams stebėti, ar jūs turėsite Skulsi vaikų rezultatams stebėti. Tiesiog Skulsi buvo sukurtas kaip internetinė tokia platforma, kur viskas sueina. Taip, kur yra ir organizavimas, ir atnaujintas ugdymo turinys, ir vertinimas toje plačioje platformoje, vaiko individualios pažangos stebėsena ir ataskaitos, viskas yra vienoje vietoje. Tai mes kūrėme tai ir tai yra produktas, kuris jau egzistuoja, bet jūs galite nueiti tuo pačiu kūrybos keliu. Mes dalinamės tuo keliu labai atvirai, jo neslėpiam, tai nėra mūsų komercinė paslaptis, todėl kad nėra lengva tai padaryti ir mes tą suprantame, tačiau jau nebėra lengva ir gyventi taip, kaip gyvenome iki šiol. Tai ačiū visiems už jūsų laiką ir už jūsų dėmesį. Akvilė, mes turim klausimų turbūt, tai dabar būtų laikas į juos ir atsakyti. Taip, tai jeigu norėsite užduoti klausimus, juos galite užduoti, kol kas labai kruopščiai ir išsamei klausėsi visko ir klausimų nerašė. Tačiau jeigu norėsite užduoti Julijai klausimus, tai galite pakelti ranką arba galite rašyti komentaruose ir tikrai mielai atsakysime. Šis webinaras, kaip ir minėjau, bus įrašytas ir pasidalinsime su juo su visa pedagogų bendruomenė, pasidalinsime su visa pedagogų bendruomenė ir taip pat pridėsime būtinai skaidres, kurias čia gal nelabai gerai matosi. Laura, bet aš tikiu, kad yra tikrai nemažai klausimų.
Taip, Laura sako, norėtųsi išbandyti, nuo ko pradėti. Tai iš tiesų, kadangi mes sulaukėm daugiau kaip 1000 užsiregistravusių narių, dalyvių ir tai buvo tikrai didelis susidomėjimas, tai kitą savaitę yra planuojamas labiau techninis seminaras, kurio metu pristatysime konkrečiai, kokios platformos jau yra veikiančios, kad padėtų šitą procesą ne patiems nuo nulio kurti, o panaudoti jau turimus įrankius. Tai irgi visi gausite ne tik įrašą, bet ir kvietimą į būsimus renginius, ten galėsite matyti tą būtent nuo ko pradėti labiau. Taip, žiūrime, ką dar turime klausimų. Klausimas, kaip viską padaryti, jeigu turi apie 400 mokinių? Ar įmanoma iš vis individualizuotą ugdymą taikyti įprastoje standartinėje mokykloje, kur mes nekalbam apie 1-2 klases? Taip, ir vėl turbūt labai priklauso nuo dalyko, ar ne? Jeigu mes individualizuojame ugdymą ir aš, tarkime, esu geografijos mokytoja ir turiu, nežinau, 1 savaitinę pamoką ir 400 moksleivių, ar ne? Na, tokiu atveju tikrai tai tampa, gana nemažu iššūkiu. Tačiau, jeigu jūs bendradarbiaujate su kitais mokytojais ir einate per šitą procesą kartu, tai tikrai pamatysite, kad yra tam tikrų dėsningumų ir moksleivis gana dėsningai turbūt elgiasi vienose ar kitose mokymosi situacijose. Ir kartais iš tikrųjų labai išlaisvina sužinoti, kad jūs nieko negalite padaryti kaip geografijos mokytoja, nes vaikas nemoka skaityti. Ir kad didžioji dalis užduočių, didžiosios dalies užduočių jis neatlieka ne dėl to, kad jis nesuvokia erdvės, ar nesuvokia žemėlapio, ar nesuvokia, nežinau, naudingųjų užkasinų ar grafų. Ne? Jis dėl to, kad jis neperskaitė sąlygą, nesupranta, ką daryti. Perskaitęs tekstą, nesuvokia, ką jisai reiškia. Ne? Ir tokiu atveju, sakykime, jeigu būtų dabar situacija, ar ne individualizuoto ugdymo situacija, tai jūs turėtumėte tam vaikui atskirai ieškoti visos tos medžiagos, kurią dėstote vaikams, video formatu. Faktas, vaikas turi specialiuosius poreikius. O ką reiškia specialiai poreikiai? Reiškia, mokytojų, tu turi pritaikyti viską. Bet jeigu jūs sėdite kartu su lituaniste ir sako lituaniste, aš dabar skirsiu 40 valandų, kad tas vaikas išmoktų skaityti. O dabar geografijoje irgi būtų gerai jam rasti mažų paprastų tekstukų, kuriuos jis gali skaityti, kokie tekstai iš geografijos yra patys svarbiausi, nes juos gali atsinešti lietuvių kalbą ir skaityti per lietuvių kalbos pamoką. Tai bendradarbiavimo galimybės iš esmės yra tikrai labai didelės, bet kaip ir sakau, čia yra tada klausimas pačios bendruomenės. Ar mes kaip bendruomenė einame į individualizuotą ugdymą, ar vis dar liekame prie dėstymo visai klasiai. Ir netgi turiu pavyzdį pedagogės, kuri dėsto istoriją ir individualizavo ugdymą tom keliom klasėm. Ten ne 400 moksleivių jai tenka, bet tikrai virš 150 kaip nieko, man atrodo. Tai tokiu atveju irgi jinai sako, kad apsimoka. Apsimoka, sako, buvo labai sunku pradžioje, kai aš tai dariau, tačiau dabar tai jau yra tas taškas, kuriame galima kokybiškai judėti tolyn. Ir vis dėlto dar turbūt toks trumpas komentaras. Paprastai, kai žengiame pirmą žingsnį, kiti žingsniai patys prašosi būti žengiami, ar ne? Tai turbūt yra labai svarbu tiesiog išdrįsti. Aš kaip analogiją gerai prisimenu savo kelionę aplink pasaulį. Ir aš tikrai atsimenu, kaip nusipirkau pirmąjį bilietą. Pirmąjį skrydžio bilietą į vieną pusę, o toliau nuvedė gyvenimas. Ir taip pavyko įgyvendinti svajonę, kurią turi labai daug žmonių. Atkeliauti aplink pasaulį, metus laiko pakeliauti po pasaulį, čia yra daugelio žmonių svajonė. Tačiau tam, kad žengtumėm, kad nutiktų tą svajonę, reikia nusipirkti tą pirmą bilietą, reikia išdrįsti eiti. Ir kai pradedi eiti, gyvenimas toliau nuveda. Čia turbūt toksai ir atsiranda sprendimai netgi tokiems atvejams, kur yra 400 moksleivių. O čia toksai pesimistinis, tada šiek tiek bus komentaras.
pedagogai žavisi tokiu mokymosi būdu, tačiau kartu mato, kad administracijos reikalavimas yra standartinis, kad kiekviena pamoka turi turėti savo uždavinį, konkretų darbą, pasitikrinimą, įsvertinimą, refleksiją ir jokių savivalių, nes ateis siaubas baubas auditas. Ar įmanoma tą siaubą baubą auditą išgyventi su individualizuotu ugdymu? Labai, šiaip nepesimistinis, man tai toks labai gilus klausimas, nes žmogus labai aiškiai supranta situaciją. Taip, čia yra tokia realybė, bet vis dėlto mes turime labai gerai suprasti, kad auditas, ar ne, ar atestacija, bet koks šitas momentas, ar ne, kuriame mes esam vertinami iš išorės, yra atliekama žmonių. Ir tie žmonės negali suformuoti ne šablono, kai visi dirba šablonu, bet jie visada atpažįsta unikalumą, jie visada atpažįsta kokybę ir jie visada atpažįsta, kad tai peržengia tiesiog standartinės ribas, bet į gerąją pusę. Tiek pati esu praėjusių auditų, tiek baigiamųjų darbų apsiginusi ir panašiai, ir kiekvienu atveju aš nesulaukiau nieko kito kaip susižavėjimo, net kai iš užsienio žmonės atskrisdavo stebėti pamokų, jie išeidavo, sakydavo, wow. Tai jie tiesiog negali to net paprašyti, nes įsivaizduokite, koks siaubas nutiktų, jeigu dabar mūsų ten nacionalinė švietimo agentūra išsiųstų reikalavimus, turi būti individualizuota pamoka ir mes vertinsim pamoką pagal štai tokį kriterijų. Ar kiekvienas vaikas turi savo asmeninį mokymosi planą? Ar kiekvienas vaikas turi asmeninį mokymosi tikslą šiai pamokai? Ar kiekvienas vaikas iš pamokos iš jo reflektavę savo asmeninį pokytį per šitas 45 minutės? Tai aš manau, kad ne tai, kad mes protestus turėtumėm, mes turėtumėm turbūt padegtą ministeriją, suprantat. Tai faktas, kad šiandieną negali dar to išnešti kaip standarto, bet mes tikrai galime suprasti, kad standartas yra labai kampuota struktūra ir kiekvienas, kuris eina už standarto, tikrai bus pasveikintas ir pagirtas, o ne nubaustas ir nupeiktas. Taip, turime žodžiu norintį užduoti klausimą, Rita. Taip, galite užduoti klausimą. Tik mikrofoną įsijunkite. Ir po to matau Ramunė norės irgi jums reikės tik mikrofoną įsijungti. Dabar Rita, mes jūs girdim. Girdit, dabar jau matau. Taip, ačiū labai už paskaitą, labai įdomi, bet norėjau labai paklausti, kaip suderinti tuos seminarus, kada klasėse yra skirtingų, kaip jūs minėjote, lygių mokinių, bent 4. Ir tarkim, geografijoje yra vieni mokiniai, kurie ten aukšto lygio, bet matematikoje, tarkim, žemo lygio, o dailėje vidutinio lygio, o ten kokioj lietuvių kalboj vėl arba aukšto arba žemo. Ir tarkim, sugrupuoti skirtingų klasių, skirtingus lygius į skirtingus dalykus į atskirus seminarus, kaip jūs vadinat, arba paskaitas. Ir tai turėtų vykti turbūt pamokų metu, nes ne pamokų metu mokiniai taip pat užsiėmė ir lanko būrelius arba važiuoja kažkur tai, kur tėvams reikia. Kol kas nesuvokiu, kaip tai suderinti, gal galit pakomentuoti. Žinoma. Tai labai geras pastebėjimas, nes taip, kaip jūs sakote, ir nebūtų įmanoma padaryti. Bet jeigu mes pripažįstame, kad klasėje yra skirtingų gebėjimų moksleiviai ir, tarkime, aš esu istorijos mokytoja ir suprantu, kad klasėje skirtingo lygio moksleiviai, tai aš jau pakeičiu kiekvieno moksleivio galutinį tikslą pagal jo poreikius ir gebėjimus. Tai reiškia, kad aš imu bendrasias ugdymo programas, žiūriu į galutinio taško reikalavimą. Tai, sakykime, 10 klasėje slenkstinis arba patenkinamas lygis. Už ką aš galiu sąžiningai rašyti 4, ne? Arba tų metų slenkstinis patenkinamas lygis. Už ką aš galiu rašyti 4. Ir tokiu atveju aš tam moksleiviui sudėlioju programą, kad jis galėtų tuos 4 pasiimti. Tai jeigu yra svarbu, aš ne istorikė, tai tiesiog duosiu belenkokį pavyzdį, gerai? Tai jeigu yra svarbu moksleiviui, kad gautų 4, jam reikia žinoti Žalgirio mūšį ir Pirmąjį pasaulinį karą. Tvarkoj, vadinasi, jis tas 2 temas ir mokosi visus metus. Ir kai jisai mokosi tenai Žalgirio
mūšio pasekmes, ar ne? Kiti moksleiviai irgi prisijungia į tą temą ir gali mokytis, bet kai dabar aš jau mokau Antrąjį pasaulinį karą, Šimtmečio karą, ten, nežinau, Prancūzijos revoliuciją, kai aš mokau šituos dalykus, jis toliau mokosi savo Žalgirio mūšį, nes jam reikia daug daugiau laiko, kad jis paimtų tą pačią medžiagą ir tą pačią informaciją. Tai aš tada kitą grupelę vaikų pasisodinu ir mes mokomės kitus dalykus, o tuo tarpu visi šitie moksleiviai, kurie nesimoko to konkretaus dalyko, nėra mano seminare, sakykime, ar ne, tai jie dirba individualiai. Tai tada mes galime išlaikyti A klasių struktūrą ir B atliepti kiekvieno moksleivio individualų poreikį. Bet jeigu mes mėgintumėm tiesiog vaiką kaip visumą priskirti kažkokį lygį, tai mes pasiklystumėm, nes kaip jūs visiškai teisingai pasakėt, vaikas turi skirtingus gebėjimus skirtingose dalykuose. Ir tokiu atveju tas moksleivis ir būtų, kaip jūs sakot, dailėje jis mokytųsi labai aukštų lygių, jis mokytųsi, kas yra šešėliavimas, kas yra štrichai, kas yra, nežinau, ten tapimo tuštų technikos, ar ne, o lietuvių kalboje mokytųsi, kas yra nosinė balsė vienaskaitos galininko galūnėje. Ir kol jis neišmoko tos nosinės balsės vienaskaitos galininko galūnėje, tol jis nepradeda mokytis daugiskaitos kilmininko galūnės. Išmoksta šitą, bet mokydamėsi tokiu būdu, mes turėtumėm vaikus, kurie kažką moka, tą bazę, tą turėtų fundamentalias žinias, pabaigę pagrindinę arba vidurinę mokyklą, čia jau turbūt priklauso nuo skirtingų istorijų. Mes fokusuojamės į pagrindinę mokyklą, tai jeigu vaikas iš pagrindinės mokyklos išeitų mokėdamas savo tekstą rašyti be klaidų, o tam mes turime 787 valandas, kad išmoktų rašyti be klaidų, taip jis išmėgtų galbūt tik girdėjęs ar net nežinantis, kas yra pusdalyvio daryba. Bet kas mums yra svarbiau? Kad jis būtų girdėjęs ir vis tiek užmirštų, kas ta pusdalyvio daryba, ar kad jis rašytų be klaidų, ar kad jis būtų perskaitęs 3 kūrinius ir juos supratęs, ar neperskaitęs ne vieno, arba kabutėse perskaitęs visus ir realiai nemokėtų ne vieno. Tai čia yra toks apsisprendimas, ką mes mokome. Ir atnaujintos bendrosios ugdymo programos mums labai aiškiai sako, kompetencijomis grįstas ugdymas, kompetencijomis grįstas ugdymas, kompetencijomis grįstas ugdymas. Taip, tai yra mūsų švietimo problema, kad dar nekompetencijos yra matuojamos, bet tai yra laiko klausimas, kol bus matuojamos kompetencijos. Taip, Ramune, jūs norėjote klausimą užduoti? Taip, visų pirma, laba diena su naujais ir kol laukiau klausimą, tai ta pasisakymų tokia grandinėlė graži, kad jau dabar beveik ir pamiršau savo tikrąjį klausimą, nes labai daug įspūdžių kilo po šito seminaro. Labai puikiai lektorė per tokį trumpą laiką, taip, sakyčiau, tokios buvo 2 funkcijos atliktos, bent jau su man jos tokia savotiška terapija, kaip pedagogijai dirbančiai. Dar neilgai, dar tik 4 metus. Aš esu muzikos mokytoja. Taigi ta terapinė funkcija, kad aš atradau tokių susitarimų su savimi, atsakiau savo kai kurios mane bekamuojančius klausimus, beklausydama Julijos. Tai ačiū labai. Ir antras dalykas, klausimas galbūt. Jūs kalbate apie sistemą, kuri galbūt gal ir negreitai kažkada iš tikrųjų ir bus formalizuota ir gal ir nereiks net padeginėti tos švietimo ministerijos. Bet aš noriu paklausti, o ar labai skiriasi tai, ką jūs kalbate ir tai, ką dabar darome mes visi? Užduočių individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas. Suprantu, kad skiriasi, bet tuomet pasakykit tada taip klausimas. Ar iš tiesų mes tada tuose takeliuose kaip ir pakeliu į tą sistemą, nes juk mes tai darome. Gal ne visada užtenka, kaip jūs sakote, energijos ir to laiko, to, kaip čia pasakyti, kaip mato suvokimo. Bet visi mokytojai tai daro nuoširdžiai, kiek pajėgia ir ko gero mes esam tokiu būdu pakeliui. Labai labai Ramune gražus pastebėjimas. Todėl mes ir dalinamės, nes tikrai jaučiame, kad žmonės yra pasiruošę žengti šitą žingsnį.
Ir klausimas yra sistemos ar nesistemos, man labai rūpi asmeniškai ir man labai skauda, kai mokytojai sudega. Nes skirtingų užduočių rengimas nėra tvarus sprendimas. Aš dar nemačiau, kad tai būtų tvaru. Išskyrus pavienius atvejus, kai pedagogė dirba 20 metų ir jau turi tokį užduočių banką, kad gali bet kuriai temai taip duoti. Bet tam, kad ateitum į tą tašką, yra daugybė metų intensyvaus darbo ir labai daug nuostabių pedagogų sudega ir išeina iš sistemos. Mano aplinkoje labai daug tokių žmonių, nes geras pedagogas visiškai supranta taip, kaip jūs ir sakot, visiškai supranta, kad be to nėra įmanoma, kad aš negaliu kalbėti su klase ir tikėtis, kad kažkur nueisim, kad reikia pritaikyti temą, pritaikyti užduotį kiekvienam vaikui. Mes tą darom ir tą kuriam iš noro pagelbėti. Ir kas nutinka, kai mes turim sistemą? Ta sekundė, kai aš turiu sistemą, sistema pradeda tarnauti man, o nebe aš sistemai. Ir kol mes sąmoningai nepradedame žengti to žingsnio, man yra labai gaila, kiek kartų iš naujo sukuriamas tas pats dalykas, kai jis būtų galima atpažintas ir jau nebenvartoti energijos. Aš kaip pavyzdį gal duosiu iš savo pačios pedagogikos pradžios vieną pavyzdį, kur kai aš supratau, kad jeigu aš nesuprantu, kokioje psichologinėje būsenoje vaikai ateina į klasę, tol aš, nežinau, turiu tada labai daug prievartauti visą aplinką, kad jinai įgyvendintų planą, kurį aš atnešiau. Ir aš per vėlai suprantu, kad jau reikia keisti. Ar ne, vaikai susirinko į klasę, aš duodu jiem užduotį, jie taip pasyviai, praėjo 20 minučių, aš sakau, kas yra, kas neveikia, jie sako, mes tokie pavargę po kūno kultūros. Aš sakau, ai, gerai, tada keičiam planą, darom tą. Tai kai aš supratau, kad man yra svarbu suprasti, kaip jie jaučiasi pamokos pradžioj, o ne per vidurį ir negale, nes aš turiu pakankamai kūrybingumo, kad galėčiau savo planą adaptuoti čia ir dabar, ar ne? Tai tada tai tapo sisteminiu dalyku. Suprantat, man nebereikėjo galvoti, kaip pradėti pamoką. O šį kartą mes pradėsim nuo pasisveikinimų, o šį kartą mes pradėsim nuo palinkėjimo, o šį kartą mes pradėsime nuo emocinio įsivardymo, o šį kartą pradėsim nuo boliukų klijavimo, o šį kartą pradėsime nuo debesėlių piešimo. Ta sekundė, kai tai tampa sistema, tai atpalaiduoja man jie erdvę. Aš priėmiau sprendimą, mes tiesiog leisdavom per rankas kamuoliuką ir kiekvienas pasakydavo, kaip aš jaučiuosi ir ką dovanoju draugui. Didelė klasė, 1,5 minutės. Tai čia būdavo tokia mano pradžia. Ir kai tapo sistema, tai atpalaidavo mane ieškoti kitų sisteminių sprendimų, kol galiausiai visa pamoka tapo sistemiška. Buvo išgryninti 5 metodai, kuriais mes dirbame. 5 principai, kaip mes rašome uždavinį. Viena ir ta pati refleksija, kuri virsta duomenimis, ar ne? Ir tada nutiko toks dalykas, kai vaikai perėmė iniciatyvą iš manęs. Ir aš atsistodavau tiesiog klasės gale, nes pamokos vykdavo su labai mažai mano dalyvavimo. Ir todėl, kad tai yra įmanoma tik sisteminiuose sprendimuose. Ir kai sistema nuima kažkokią elementą nuo mokytojo, jinai nuima kūrybinę galią. Ir aš labai dažnai, stebėdama savo kolegas, matau, kad jie sukuria vėl tą patį per tą patį, bet jie sukuria. Jie intuityviai jaučia, kas tinka. Bet jie tą neatpažįsta, o tada turi išnaudoti energiją to sukūrimui. Pavyzdžiui, mokytoja puikiai jaučia, kad jeigu vaikus sugrupuosiu poromis, tai aš pasiekčiau greičesnį rezultatą, bet jinai kiekvieną kartą nesuvokdama to, kad tai gali būti sisteminis elementas, kad mano pamokos yra pamokos poromis. Kiekvieną kartą, kai mes einam į aptarimą, mes einam į poras ir tik tada į grupę. Jinai kiekvieną kartą ruoždamasi pamokai eikvoja galvojimą, o gal čia taip, o gal vis dėlto po 3 sujungti. Ir galiausiai jinai baigia tuo, kad jinai sudeda vaikus poromis, bet energija, kurią jinai išeikvoja tam pačiam sprendimui priimti, yra kūrybinė energija. Ir, nežinau, man norisi taupyti kolegas, man norisi, kad jie nesudegtų. Man yra neramu dėl to švietime, kas vyksta dabar, kiek žmonių nusivilia ir išeina, kiek pedagogų mums trūksta apskritai. Ir aš turiu pati mažamečius vaikus, man yra labai svarbu, kad juos būtų kas moko. Tai tiek turbūt.
Ramunė, Vienas įsijunkit klausimas, kuris mikrofoną. sulaukė labai daug reakcijų, buvo toksai labai įdomus būdas, tačiau būtų įdomu pastebėti jūsų vedamą pamoką realioje mokykloje, nes sunku įsivaizduoti, kaip 25 mokiniai dirba vienu metu pagal skirtingą individualų planą. Kaip vyksta procesas pamokos metu, kaip vertinimas vyksta ir panašiai. Aš pati, kol gyvai nepamačiau, man irgi tai atrodė truputėlį kosmosas, tada pamačiau tai jau lengviau. Tai gal galėtum, Vilija, tokį trumpą paveikslą nupiešti, kaip atrodo ta pamoka su individualizuotu. Na, ta pamoka atrodo taip, kad 25 moksleiviai sueina į erdvę, tarkime klasę, ar ne, atsisėda į suolą ir pasiima mokomąją medžiagą ir pradeda dirbti, pasižiūri savo planą. Aha, šiandien aš mokausi pusdalyvinės išplėstinės aplinkybės. Ir atsisėda ir eina, tarkim, mūsų atveju skulsė atsiverčia, ar ne, kitų atveju atsiverstų vadovėlį ir skaito, nesupranta, fiksuoja klausimą, stoja į eilę mokytojo konsultacijoje ir po konsultacijos grįžta toliau mokosi savo dalyką. Ir vienas iš tokių būdų yra, mokiniai sako, aš jau šitą temą moku, aš pabandžiau čia kelis pratimus, atlikau, pratimų atsakymus pasitikrinau, atsakymai teisingi, valio, aš galiu atsiskaityti. Ateina pas mokytoją, sako, aš esu pasiruošęs atsiskaityti, mokytoja paduoda jam testą, vaikas sprendžia testą, arba mokytoja užduoda klausimus, ar ne, žodžiu priima atsiskaitimą. Ir tiesiog yra tokia gyva eilė, kiekvienas ateina, kažkas rašo rašinį, nori pasitarti, ar čia aš teisingą įžangą parašiau, ar ne. Tai įvairiai, kadangi mūsų moksleiviai dirba kompiuteriu didžioji dalis, ar ne, tai yra subendrinti dokumentai, sako, aš jums jau subendrinau, su jumis jau subendrinau, tada aš atsiverčiu, sakau, labai gerai, štai tau komentaras, ar ne. Ir yra pati metodika, ar ne, mes netaisom viso darbo iki galo, tai yra vienos klaidos metodas. Tame yra turkių niuansų ir subtilybių, savaime suprantama, bet nėra ir viskas yra čia ir dabar. Vaikas dirba čia ir dabar. Ir jeigu vaikas dirba čia ir dabar, aš čia ir dabar galiu teikti jam grįžtamą į ryšį. Tai kadangi kiekvieną dieną kažkiek vaikų ten parašo atsiskaitimus, kažkiek vaikų atiduoda savo galutinį tikslą, galutinį darbą, tai yra kažkiek to, kad aš lieku po pamokų kažką patikrinti, bet dažniausiai tai būna, nežinau, 15-20 minučių maks, ar ne? Nes didžiąją dalį aš tiesiog teikiu grįžtamą į ryšį čia ir dabar, vaikas taiso, kol galiausiai išmoksta. Tai aš įsivaizduoju, kaip sunku tą įsivaizduoti, aš manau, jokiais žodžiais aš nesugebėčiau to perteikti, galų gale daug metų mėginu tą daryti ir vis vienas žmonėm, momentas nutinka tik tada, kai jie pamato gyvai, bet man atrodo, kad visai gera mintis, kuri dabar man šauna į galvą ir po šito komentaro yra tiesiog nufilmuoti, kaip atrodo tokia pamoka ir įkelti į internetą. Ir jūs pamatysite, kaip nuobodu ją stebėti, nes tiesiog visi dirba. Taip, dar turime vieną tokį trumpą klausimą. Mokytojai dažnai klausia, kaip pasiekti bendradarbiavimo, kai kiekvienas ruošiasi savo dalykui atskirai ir jų nuomonė nėra laiko susisiekti su kitu mokytoju. Kada tai daryti? Ar visgi turėtum aukoti savo asmeninį laiką kokius pirmus metus ir tada kasmet viskas vyktų lengviau, ar koks būtų tas receptas, kad galėtų bendradarbiauti skirtingų dalykų mokytojų tarpusavy? Man atrodo, kad aš girdžiu atsakymą pačiame klausime. Tai jeigu kiekvienas ruošiasi atskirai, tiesiog pasiruošimo laiką mes praleidžiam kartu. Ir viskas. Mes ruošiamės kartu. Ir turėkime omeny, kad šitoje sistemoje tokio dalyko kaip ruošimusi pamokom jo nelabai yra. Nes nebėra tokio formato kaip pamoka, ar ne? Tai tokiu atveju labai nėra kam ruoštis. Arba yra konsultacijos, arba yra įvadas, o visą tą žinojimą mokytojas jau turi savyje, tai jam pasiruošimo pamokom kaip po tokio net nelabai ir yra, ar ne? Tai gali būti, kad jam pasižiūrėti vėl kažkokį tenai, nežinau, ištrauką, filmuką, bet tie, kas naudoja skulsį, visą tą medžiagą jiems yra sudėta, tai jiems reikia tiesiog išsirinkti ir nurodyti, ar ne? Tai man atrodo, kad dar turėsime daug gražių klausimų, bet šiandieną jau baigėme atsakymus į klausimus, į visus kitus klausimus galbūt pasidalinsime atsakymais raštu kaip komentarus, ar sugalvosime dar kažkokį būdą. Iš tikrųjų, paskutinis klausimas, kuris jau tau, tai sakant, įkrito, buvo kaip susitarti su tėvais, nes tėvai dažnai nori 10, o vaikas geba pasiekti tik 6 ar panašiai. Tai čia labai gražiai susisieja kaip tik su tuo, ką norėjau sakyti, kad
Per artimiausius porą mėnesių mes esame nusimatę dar mažiausiai 3 webinarus. Vienas iš jų bus skirtas tėvams, kaip vertinti savo vaiko vertinimą, kur ir kalbėsime apie tai, kad ne kiekvienas vaikas tikrai gali pasiekti 10-uką ir kad kaip tik tėvų darbas yra nepriekaištauti mokytojui, kad neišmoko mokinio, o kaip tik padėti mokiniui priimti tai kaip refleksiją, grįžtamą į ryšį ir padėti iš to tobulėti. Tai visą informaciją apie mūsų renginius galite rasti Schools Facebook puslapyje, taip pat visi užsiregistravę gausite šio webinaro įrašą ir taip pat kvietimą į kitus mūsų būsimus renginius. Gal dar kažką norėtum, Julija, pridėti atsisveikinimą? Norėčiau padėkoti visiems, kurie šiandieną prisijungė, kurie skyrė savo asmeninio laiko ir kuriems yra svarbi šita tema. Man labai gera matyti, kad mūsų yra tiek daug, kad esame vis dėlto didelė bendruomenė, kuri nori, kuri gali ir kuri jau eina tuo keliu, kad mums būtų lengviau, o vaikams geriau. Tai ačiū visiems. Viso geriausio.